Taigi, sekantis pranešimas skirtas difuzijos vaizdinimu neigiamam išeminiam insultui. Kas dirbam su insultais, tikrai turim kasdieniai praktikų, gal nelabai dažnai, tačiau pasitaiko tokių situacijų, kai pacientų kaip ir pagal simptomus yra insultas, norim išsiaiškinti mechanizmą, ar galbūt diferencijuoti nuo kitos būklės ir padarius galvos MRT, insultų nėra. Kaip tada? Taigi, pirmiausia, norėčiau pradėti nuo insulto terminologijos pokyčių. Kaip žinom, paskutinis insulto apibrėžimo pasikeitimas yra prieš 11 metų pagal Amerikos širdies ir insulto asociaciją. Išeminis insultas apibrėžimas kaip neurologinis disfunkcijos epizodas, nenurodant trukmės, dėl židininio galvos smegenų tinklainės ar nugaros smegenų infarkto. Čia infarktą galim apibrėžti dviem kriterijais, kurių užtenka vieno. Vienas iš tų kriterijų yra vaizdinis tyrimas, taip pat nenurodyta koks, ar galvos tomografija, ar rezonansas. Na, o kitas kriterijus yra klinika, daugiau kaip 24 valandos. Taigi, kai turim tokį apibrėžimą, atsiranda tokių dviprasmiškų situacijų. Kai išeminis insultas remiantis neurologinės disfunkcijos trukmė yra teigiamas, simptomai daugiau nei 24 valandos, padarius vaizdinį tyrimą, aišku, randam išeminį insultą, jeigu atitinka klinikai, tai yra tas insultas, tačiau gali būti ir visai kitur tas insultas, visai nesusijęs su klinika, tai galbūt šiuo atveju nevylus infarktus plus ar kita būklė. Gali būti, kad simptomai virš 24 valandų, tačiau vaizdinių tyrimų nerandam jokių pakitimų, tada tokiu atveju galim arba kaip išeminį insultą vertinti, arba ieškoti kitos būklės. Na, o jeigu simptomai yra trumpi mažiau negu 24 valandos ir vaizdinio tyrimo randame išeminį pakenkimą, su tampa su simptomais, rašom išeminį insultą, arba gali būti ir nesusijęs su simptomais, tai tokiu atveju kaip nebylus infarktas plus kita būklė. Na ir arba kitu atveju, jeigu nieko nerandam, galim rašyti kaip SIPA arba kita būklė. Tai kaip šiuo atveju, kiek giliai tirti pacientai, darysim tomografiją, dažniausiai prie SIPO nerasim jokių pakeitimų galvos tomografijoje, darysim rezonansą, iki trečdalio atveju rasim. Tačiau į vienu ir kitu atveju simptomai jau yra praėję, tačiau jeigu paciento pristatysim kaip būklę, kaip išeminį insultą, aišku, tas turi pasiekmes žmogui ir psichosocialinis stresas didžiulis ir iš karto reabilitacijos reikalavimas ir panašiai. Taigi ar visada tikslinga tą rezonansą daryti. Galvos smegenų infarkto vaizdinimo, kokie yra pagrindiniai tikslai, tai yra pirmiausia, kaip žinom, yra hemoragijos ekskliudavimas, yra išeminio audinio nustatymas ir imituojančios būklės atmetimas. Jeigu pažįsim pagal tyrimus, publikacijas, kuris buvo daugiau kaip prieš 20 metų, ir tada buvo teigiama, kad didžiausias jautrumas, specifiškumas ūminis išemijos atžvilgiu būtent ir priklauso MRT difuzijos režimui, atitinkamai 91-95% atvejų. Tačiau einant laikui, kaip pasirodė, čia vieną iš tyrimų noriu jums pristatyti, Edinburgo universitete buvo organizuotas jisai, ir pacientai traukti visi su lengvu insultu arba lakūniniu arba daliniu priekiniu baseinu. Ir kai 50% atvejų galvos MRT atlikta per pirmasias 12 dienų nuo simptomų pradžios. Tai iš 246 lengvų insultų atvejų trečdaliui pakitimų nerasta difuzijos režime, ketvirtadaliui iš viso jokių pakeitimų nerasta. Taigi tyrėjai prie tokios išvados, kad neigiamas vaizdinimas MRT difuzijos režimu yra nepatikimas ekskliuduoti lengvą išeminį insultą. Dar kitas tyrimas, Paryžiaus 6 universiteto ligoninėje buvo įtraukti 139 pacientai ir jiems atlikta galvos MRT per pirmasias 2 paras, iš jų 6% jokių pakitimų nerasta, tai ir visiems buvo kartota po tų 2 parų ir visiems rasti pakitimai. Ir čia matom tokie kreivai, pliusiukais pažymėta, kuo laikas praėjęs daugiau nuo simptomų pradžios, tuo didesnis šansas buvo rasti pakitimus. Dar visi šie insultai buvo užpakaliniam baseinė, kurie nesimatė per pirmas 2 paras. Išvada tyrėjų, klaidingai neigiamas išeminio insulto vaizdimas nėra retas per pirmasias 24 valandas. Ir išeminio insulto diagnozė neturi būti atmesta ypač išliekant simptomams. Toliau einant išemijos požymių difuzijos vaizdinimo grįžtamumas. Jeigu gali būti, kaip sakyti, per anksti tyrimo atlikimas, gali būti ir per vėlai atitinkamai. Tai yra, kad atsiradę pakitimai jie regresuoja. Vienam iš tyrimų, kas rasta, kad pilnas regresas to tyrimo būdingas 2% visų pacientų, dalinis beveik 5%. Ir čia matom nuotraukoje viršuje difuzijos režime, kaip dešinėje pusėje matos lakūninis židinys,
Pirmą dieną, antrą dieną jau atsirado ir kairiam pusrutuly, ir kairimo menys rytį, na, o penktą dieną, kas buvo dešiniam, pranyko. Tuo tarpu fly režime, matom, pirmą, antrą dieną nieko nesimato, matos tik tais penktą dieną, kas įvyko kairiam pusrutuly. Taigi, difuzijos vaizdinimo neigiamas išeminis insultas, žiūrint į metaanalizę, sudaro maždaug apie 7% visų vaizdintų galvos MRT išeminio insulto. Tuo tarpu, kalbant apie lengvus insultus, kai NIC skalės įvertis yra 4 balai ir mažiau, tokių bus apie 1/5. Ir tai yra susijęs su užpakaliniu baseinu, nedidelio insulto tūriu, vaizdinimu per pirmas 6 valandas ir NIC skalė, kaip minėjau, mažiau negu 5 balai. Didžiausia tikimybė turbūt surasti išeminį židinį yra maždaug apie 3 para po simptomų pradžios. Kaip galim tą padidinti, būtent tokių radimai išeminių židinių, vienas iš tų yra keitimas techninių parametrų. Čia pavyzdys yra, kalbant apie būtent kamienį įvykusius insultus ir, pavyzdžiui, padarius DVI būtent režime, pjūvį ne per 5 mm, bet 3 mm, mažinant atstumą tarp tų pjūvių ir net vien tik tai ašinė, tai ant plokštumas, tačiau ir koronarnės. Ir čia, kaip matome, iš 31 kamieninio infarkto 3 papildomai rasti išeminiai židiniai, būtent pakeitus techninius parametrus. Na, o iš 155 penktadaliui daug lengviau identifikuoti išeminiai židiniai kamiene. Tai kokios yra išeminio insultų neigiamo vaizdinimo MRT difuzijos režimų priežastys? Yra kelios skiriamos, yra nelaiku atliktas tyrimas per anksti arba per vėlai. Tyrimo techniniai parametrai, kaip minėjau, turi tikrai įtakos. Regioniniai išeminio smegenų audinio ypatumai, pavyzdžiui, vidinė kapsulė su užpakalinė kuit, kur ypatingai didelis aksonų tankis yra, tai ten irgi yra gana sunku įvaizdinti išeminį insultą MRT režimu. Pagal išemijos išreikštumą tai priklauso, nes yra būtent difuzijos režime atsiranda pakitimai. Paprastai, kai kraujotakos sutrikimas yra mažiau kaip 20-25 pratenkančio kraujo mililitrais 100 gramų smegenų per minutę. Tačiau smegenys išsijungia, kai jo kraujotakos sutrinka mažiau 35 ir gali būti toks, vadinama, dalinė tokia kraujotaka, kai dar pakitimų nesimato, tačiau smegenys neveikia, pakitimai yra sinapsių lygiai ir tai gali duoti ilgai liekančius simptomus. Na ir kol kraujotakos lygis didesnis, tuo didesnis šansas yra surasti pakitimus difuzijos režime. Na ir kita priežastis yra nutrauktas insultas, kai gali būti ir platus insultas, perfuzinis defektas matosi didelis, tačiau įvykus savaiminė ar išorės indikuotinė rekanalizacijai gali tiesiog neužtekti laiko suformuoti tam židiniui. Dar vienas įdomus mechanizmas, kuriuo aiškinama yra difuzijos režimų, kai pakitimų nesimatom, tai yra dehidratacija. Kai žmogus yra negėręs, kelias paras, sakykime, išdžiūvęs yra, mažiau vandens smegenyse, o būtent tas difuzijos režimas ir vertina vandens molekulių judėjimą, tai tiesiog yra susitraukusios ląstelės, nėra kam tinti per daug ir to nesimato. Ir tik tiesiog gerai davus vandens pacientui atsigerti, po kurio laiko atsiranda pakitimai. Taigi, difuzijos režimų neigiamų išeminių insultų, kokia yra prognozė, praeitų metų duomenys, čia matome Europos insultų žurnale, publikuoti iš Utrecht medicinos centro universiteto. 15 metų stebėti pacientai, buvo 4 grupės, didžiausia grupė yra kontrolė, virš 800 pacientų. Buvo 90 pacientų su vaizdimu neigiamą išemiją ir simptominę smegenų kraujagyslių ligą 204 pacientai. Ir matom tie, kurie patyrė vaizdimų neigiamą išemiją, tai tokių, aišku, rizika buvo didesnė sekančiam išeminiam insultui negu kontrolės, tačiau mažesnė nei tų, kurie buvo su simptomais atitinkamai ir buvo teigiamas vaizdinimas. Taigi jų prognozė yra geresnė tų pacientų, kurie difuzijos režimų neigiamas išeminis insultas. Kodėl tai yra? Galbūt dalis čia pakliuvo pacientų su insultą imituojančia būklė, gal geriau tiesiog jie būtent laikėsi profilaktikos priemonių, neaišku iš tikrųjų. Taigi darom dažniausiai galvos magnetinį rezonansą dėl ko? Kai turim kažkokias neaiškias situacijas, pavyzdžiui, kai yra aiškus insultas, tai aiškus tie požymiai. Tačiau būna situacijų, kai neaiškus, pavyzdžiui, yra izoliuotas vertigo, dveinimasis, pavyzdžiui, tarties sutrikimas, nusišnekėjimas, pavyzdžiui, kai tikrai žinom, kai tų situacijų iš tikrųjų būna, kai jos yra dėl išeminio insulto. Kokią naudą iš tikrųjų duoda būtent papildomas darimas to galvos MRT. Čia pristatau vieną iš tyrimų, prieš porą metų jisai buvo publikuotas ir į tą tyrimą buvo įtraukti visi pacientai patyrę psip arba lengvą
reiškia, lengvus neurologinius simptomus ir buvo į tyrimą neįtraukti tie pacientai, kuriems buvo aišku, kad čia yra insultas ar tikras psip, tačiau jie įtraukti pagal galimybės, kai yra tikėtina, galima ar neaiški, tikėtina, kad greičiausiai čia yra dėl būtent smegenų išemijos, galima, kad greičiau gal ne, gal kitos diagnozės kaip migrena, patraukulinė būklė yra, ar periferinė vestibuliopatija, ar neaiškios. Ir kas gauta, matom, kad ūminiai išeminiam RT vaizdinimo procentais didžiausia buvo, kai yra tikėtina, kad buvo čia psipas arba dėl kraujotakos sutrikimų galvos smegenys esantis simptomai, kai galima 17%, kai neaiški 20%. Taigi iš tikrųjų yra nemažai tų teigiamų vaizdų, matom, kai tokie neaiškus situacijos yra. Toliau tas tyrimas dar buvo post hoc įvertintas, kai visi simptomai buvo suklasifikuoti pagal NINS kriterijus, insultui arba ne, arba pagal tarptautinį galvos skausmų klasifikaciją, migrenos ar nesąlygotus. Ir ką matom, kad tie, kurie buvo atitiko NINS kriterijus insultui, iš jų 42% buvo teigiamas vaizdinimas, prie migrenos 11%, prie židinių simptomų, pavyzdžiui, kai buvo toks tik vertigo, pavyzdžiui, ar ten nusišnekėjimas 16%, nežinėms simptomams tik 3%. Taigi, kokia praktinė nauda iš tikrųjų yra darant galvos smegenų magnetinį rezonansą ir esant ūminiam centriniam neurovaskulinių sindromo klinikai, tiek jai esant, tiek nesant, maždaug 1 iš 6 buvo nustatyti būtent pakitimai MRT tyrimo. Ir tas, būtent perverčiant į tokią, kokią naudą iš tikrųjų davė tas tyrimo darimas galvos MRT, kad tai papildomai padinti tik 5% skaičių asmenų, kuriems skirti antiagregantai. Atitinkamai, kiek papildomai insultų išvengti, turbūt tas skaičius būtų po mažiau negu 1 iš tikrųjų. Taigi, neigiamas vaizdinimas MRT difuzijos režimu, gal ne insultas iš tikrųjų, o migrena. Kaip žinom, migrena ir insultas turi tam tikrų, ypač migrena su aura, tam tikrų persidengiančių mechanizmų, kaip plintančioji depolarizacija, kuri gali būti sukelta ir mikroembolizacijos. Na, o tas mechanizmas gali apsiriboti tik tais aura, tai yra teigiamais neurologiniais simptomais, arba gali ir neigiamais psipu, na ir gali pereiti į infarktą. Jeigu žiūrėsim galvos skausmų tą klasifikaciją, migreniniam infarktui privaloma, kad būtų vaizdinimas teigiamas. Tai šiuo atveju, jeigu nėra to, kaip tada elgtis. Taigi, simptomų pasiskirstimas prie išeminių insultų ir prie migrenos po beveik 350 pacientų kiekvienoje grupėje, kaip matom, labai daug tų persidengimų iš tikrųjų yra. Prie išemijos ir prie migreninės auros, prie vienos būklės yra daugiau būdingi tokie simptomai, kitai būklė kiti simptomai, tačiau tokių aiškių patikimų simptomų, kuriais būtų galima išskirti, kad čia yra migreninė aura, o čia yra simptomai dėl išeminio insulto, kaip ir nėra kol kas. Ir paskutinis įdomus tyrimas atliktas Berno universiteto ligoninėje šiais metais galvos skausmų žurnale publikuotas. Buvo įtraukti pacientai, kurie turintys yra migreninę aurą ir kur su migreninė aura viena grupė, kur patyrė išeminį insultą, o kita grupė migreninė aura, kuriems pasikeitė tą aurą, pakito jinai. Tai kas buvo pastebėta, kad išeminio insulto įtarimas turėtų būti turinčio migreną su aura, tokiu atveju yra naujai atsiradę neurologiniai simptomai, kokių nebuvo anksčiau. Ankstesnių neurologinių simptomų nebuvimas, pirmo simptomo pasikeitimas, pavyzdžiui, jeigu buvo vizualiniai simptomai, tai jeigu pirmiausia atsiranda sensoriniai simptomai, tada reikėtų tarti, kad kažkas kita galėtų būti, bei galvos skausmo nebuvimas. Taigi, priesant migreninį aurą, iš tikrųjų nėra taip lengva diferencijuoti, ar čia yra dėl auros, ar čia dėl išeminio insulto. Ir nėra, kaip minėjau, tokių aiškių kriterijų leidžiančių diferencijuoti šias būklės. Kita situacija, neigiamas vaizdinimas MRT difuzijos režimu, gal ne insultas iš tikrųjų, o funkcinis neurologinis sutrikimas. Čia irgi tokia sudėtinga situacija. Jau turim iki 50% visų imituojančių būklių insultą, būtent yra funkcinis neurologinis sutrikimas. Aišku, kiek jau bus priklausys nuo neuropsichiatrinės patirties, būtent to ekspertų, kuris vertina šias būklės. Čia viršuje matom dvi nuotraukas moters, viena, kuri dešinės rankos parezija yra, galime tarti, kad funkcinės kilnės nėra pronatorių silpnumo, kairėje pusėje matom veido parezija, tačiau kadangi matom ir kaklo raumenys įtempti, tai greičiausiai yra ir valingas komponentas, leidžiantis įtarti, kad čia greičiausiai neorganinės kilmės. Ir remiantis ekspertais, normalus vaizdinimas, galvojant diferencijuojant išeminį insultą nuo funkcinės neurologinio sutrikimo,
nei patvirtina iš tikrųjų, nei paneigia funkcinio neurologinių sutrikimų diagnozės, jeigu rasim švarų galvos MRT. Ir tai įrodo, kad būtent nėra išeminio insulto, tik esant visiškam nesuderinamumui tarp stebimo simptomo ir vaizdinimo, jeigu atvykęs pacientas su teritorinio infarkto klinika ir nieko nerandam, greičiausiai čia ir nebus šiuo atveju išeminio insulto. Kita panaši situacija būna ir kai turim pacientus po traukulių, pavyzdžiui, su todų paralyžium, kuris gali užsitęsti ilgiau ir 1, 2 ir 3 paras ir iš tikrųjų sunku yra pasakyti iš karto, kas čia yra. Tas vaizdinimas iš tikrųjų gali nepadėti šiuo atveju. Taigi, difuzijos vaizdinimo neigiamas išeminis insultas, kokios yra išvados, kad pirmiausia nėra auksinio standarto smegenų infarkto diagnozavimui, negi kalbant apie patologoanatominės diagnozės ir taip tarp pačių to patoanatomo nėra sutarimų, pavyzdžiui, ar tie pakitimai, kurie matosi, yra dėl infarkto ar dėl postanoksinės encefalopatijos. Antra, neigiamas vaizdinimas neįrodo, kad tai tikrai nėra infarkto. Jeigu kalbėti apie kliniką, kas aišku yra būtent iš tokių sindromų, kur dažniausiai nematom jokių pakitimų galvos, sakim, ir MRT, jau tuo labiau KT, tai yra internuklearinė oftalmoplegija, būtent jos sukeltas išeminis insultas lakūninis arba ataksinė hemiparezė. Taigi išeminių insultų diagnozėje vis tiek ir šiandien pagrindinį vaidmenį atlieka patirtį turintis gydytojas. Čia ir bus tas auksinis standartas iš tikrųjų. Na ir difuzijos vaizdinimo neigiamo, palyginus su teigiamu išeminio insulto prognozė geresnė, nepaisant to, tokius pacientus tikslinga gydyti. Taigi kažko aš jums čia šiandien kažkokių aiškių algoritmų nepasakiau, kaip iš tikrųjų elgtis, labai priklauso nuo patirties ir visiems linkiu tą patirtį kaupti. Ačiū. Labai ačiū, Sauliau, už gražų pranešimą, įdomu. Klausimas automatiškai yra tada labai sunku detektuoti tos židinius smulkius MRT tyrime, diffusion režime, bet galbūt reikia pasitelkti dirbtinį intelektą, nes pats minėjote, būtent dėl radiologų kompetencijos, kvalifikacijos ir siunčiančio gydytojo aprašančio detaliai simptomus, kur reikia iškoti, kurie bus turbūt, bet to nieko neįsiversime galbūt apie gyvą radiologą. Dirbtinio intelekto pagalba šitose publikacijose buvo naudojama, taip siek gydytojas radiologas, žmogus vertino tos tikėtinos pokyčius. Čia žmogus vertino, žmogus, ne dirbtinis intelektas, radiologai šiuo atveju. Nes turbūt Pakitimus MRT, simptomus neurologai arba skubios pagalbos skyriui dirbantis gydytojai. Ačiū. Ačiū, labai superinis pranešimas. Aš norėjau tik tai pakomentuoti, papasakoti vieną istoriją apie funkcinius ir tos DWI negative stroke insultus. Visai neseniai irgi vienas iš kolegų iš kitos ligoninės pristatė, kad jis turėjo moterį, kuri irgi atėjo, atrodė tipiškai kaip funkcinė, kipestezija dešiniai nuo vidurio linijos. Ir biški toks buvo driftas pronatorių. Toks visiškai mikroskopiniai simptomai. Jauna moteris, nuėjo, jis tiesiog turėjo galimybę nueiti su ją į MRT, padarė MRT ir ten švyti difuzijoje, reiškia buvo dešinė hemikipestezija, švyti difuzijoje mažas taškas kairiai smegenėlėse. Visiškai ne prie ko nesusiję, ar čia insultas ar artefaktas. Jis išdrįso ir trombolizavo ją ir kitą dieną, kai jie pakartojo magnetą, išlindo kairiam gumbure insultas. Tas įrodo iš tikrųjų. Tai va, ta prasme, o tos smegenėlės taško jau nebuvo. Tai mes kartais galvojam, kad insultas jis kažkodėl būtinai vienas insultas, bet jeigu tai embolinis, abu užpakalinė cirkuliacijai ir simptomai ėjo nuo to, kuris buvo neigiamas, o galėtume pasakyti, kad jinai funkcinė, o židinys artefaktas. Tai va, reikalinga iš tikrųjų vertinti laikę. Visi. Vakar, kaip matėme, paskutiniam pranešime dirbtinis intelektas 3. vietą užėmė. Taip, kad yra dar tobulėti ir tam dirbtiniam intelektui.